žiūrėsim, kaip toli šitą krizę gali nueiti. Kol kas labai norėčiau. Realiai taip, kaip pagalvojus tam didesniam kontekste, nežinau, ir viskas dėl ko čia? Kai manęs labai dažnai ten ir kai kurie paklausė, ir aš matau tą komentarą, kokį ten amerikiečiai, žinai, pasakoja, ten nesikiškite mūsų čia politiką, ten jeigu jūs nepatenkinti, parašykit šalį, iš kurios esate, ten nesušpisakit, ten koks kanadietis, ar ten europiečiai, pisa protą čia ant mūsų politikos, ten nieko nenusiminė. Dažniausiai tai sako, nu ten tiesiog propagandistų yra, kur ten matėm tam Twitterį, kai būna ten iš Egipto botai, žinai, rašinėja. Bet realiai, nu, dabar grįžtam prie šito ir dėl ko visą šitą yra. Nes buvo pakankamai didelis kiekis neįtikėtinai tupų žmonių, kurie galvoja, kad Joe Rogano ir kitų dalbajobų podcastai yra realybė. Pas mus Lietuvoje tai visi, praškai visas neredaguota burbulas, visi praeitie žvalgai, ten jūsiai, visi už Trumpą ir visi būtų pasakę vienu balsu, Trumpas geriau, republikonai geriau. Ir jo, ir va tokių va žmonių, krūva tokių žmonių, kurie nežino, kas yra realybė, tiesiog ar kaip mąstyti, jokios episteminės tos praktikos nėra, ten tvarios bent jau. Ir va tokie žmonės, krūva tokių žmonių, sakau, Joe Rogano prisižiūrėję ir va su tokiu dalbajobišku mąstymu išrenka Trumpą ir viskas. Ir tada jis daro ką realiai. Ir gal ne tai, kad reikėjo tikėtis, nu, bet daro ką ir darė ir per pirmą savo kadenciją, tiesiog viskas nesąmonės. Jokio plano, tiesiog braindedas buvo ir yra. Viskas naudinga, blėt, Rusijai, ai, žodžiu, ir teroristams, ir diktatoriams. Kai kuriem aigės dabar diktatoriam, kai kuriem diktatoriam nelabai naudinga, bet jo, kai diktatorius wannabe išrinktas, nu, tai jis ir daro nesąmonės. Ir tada mes Lietuvoje gyvenam. Ir va mes dabar apie tai turim kalbėti, nes ten debilas oranžinis, kurį išrinko debilai oranžinė fanai, to mąstymo atstovai, to kitokio mąstymo, kurie vat paskui pisa protą kaip leftizmas čia yra blogai, žinai. Kai jie kalba tik apie radikalus vienoje ar kitoje pusėje, kur ten, aišku, radikalai abiejose pusėse blogai, bet jie, tipo, skaitosi, tai ne radikalais, jie tai tiesiog buvo tie dešinieji būtų. Ir visi kopijuoja Trumpą, ten nuo socdemų iki Žemaitaičio, retorika ta pati, nes jie visi apeliuoja tą patį mąstymo modelį, tą patį, nu, nemąstymo modelį, taip kitaip mąstančius. Ir mes dabar kalbam apie tai. Pasaulyje ten belenkiek žalos pridaryta, politiniam diskursui, visam pasaulyje, ne tik Amerikoje, Lietuvoje, belenkiek žalos padaryta tiesioginės pasiekmes. Ir jie tada atvaro šičia su pasiuntiniais ir mus terrorizuoja dėl to, kad, nu, iš NATO pasitrauks ir nebegins, ir jie terrorizuoja kuo tik tais nori. Ir pas mus tiek Budrys, tiek Nausėda ant kelių turi lakstyti paskui. Tada pasiuntinis pasiunčia ir jie derisi net ne su mūsų valdžia, kur yra dalbajobiška, ne. Su apšiai išdavikais, blėt. Gražuliais, kurie net 10 metų neturėtų, nu, negali į Seimą kandidatuotis. Visiškai užduhinti, nušalinti nuo... Su jais jie nesustikti. Žodžiu, aš nežinau, viskas yra fucked up. Ir čia būna, kai porą metų duodi tokiem žmonėm. Tiesiog porą metų duodi tokiem žmonėm ir va kas būna. O kodėl duoda porą metų ten, tarkim? Todėl, kad va, tingėjo gal, arba buvo išzombinti per ilgą laiką, arba neišmokyti ever, ir tiesiog patikėjo podcastų bros, arba ten va pas mus, tas sakau, neredaguota burbulas visas, nu tipo va, tiesiog Sinicom dabar krūva žmonių, patikės Sinicom ir migrantais gazdina ir jie balsuos paskui, sakau, už nacionalinį kokį susivienimą ten vapšė. Žodžiu, aš nežinau, apgailėtinė, ir viskas galų galę susiveda, kad žmonės turi būti pratingesni, jeigu norim, kad va tokio šūdo nebūtų, nes kodėl mes dabar turim sėdėti ir šnekėti apie pabrangusį kūrą. Nes debilai išrinko debilą. Ir viskas. Nieko. Nes debilai palaikė debilą ir debilai išrinko debilą. Ir realiai, jeigu buvo momentas gyvenime, nes čia dabar daug kas Lietuvoje gali pasakyti, nu, aš tai nerinkau, aš ne amerikietis, bet jeigu buvo bent momentas gyvenime, kai tu galvoji, kad Trumpas yra geresnė mintis už bet kurį demokratą, Bideną, Kamalą ir už Bideną, taip. Jeigu nors vienas momentas buvo, kur pagalvoji, iš tikrųjų geriau buvo, tu esi tas debilas. Nu, gal paskui apsigalvoji, nežinau, gal, bet tą momentą, va, debilas.